Na dabar, kaip teisingai pasirinkti būtent tą savo šventės pagalbininką? Specialiai šitas žodis yra vartojimas, pagalbininkas, dėl to, kad vestuvių planuotojai tai visiems iškart likti su kažkokia prabanga asocijuojasi. Net kartais aš irgi susiduriu praktikoje, jaunieji sako, nu žinokit, mamai, tai nesakysim, kad turim planuotoją, nes kažkaip galvos, kad mes čia gal pinigų labai daug turim. Toks kažkoks labai atrodo, kad jeigu turi planuotoją, tai labai čia prabangės vestuvės planuoja kelti. Kažkoks psichologinis momentas visiškai nesuprantamas. Tai aš sakau, vadinkit mums techniniu personalu arba šventės pagalbininkais, mes tikrai nesupyksim, karūnos mums nenukris, nes iš tikrųjų mes esam tas techninis personalas. Čia kitaip niekaip ir nepavadinsi. Vestuvių dieną, didžiąją dienos dalį iki vakarinės dalies mes visi plušam po 9 prakaitų, tam, kad viskas būtų gerai, tik jau prieš pat važiuojant ar į bažnyčią, ar į vakarinę dalį, kaip jau pasiskirstom, persirengiam, kad atrodytume gražiai, estetiškai ir gėdos nepadarytume atstovaudami jaunuosius ir tuomet jau vyksta šventė. Pirmiausias dalykas, renkantis vestuvių planuotojų ar vestuvių koordinatorių, svarbiausia yra paskambinti. Jeigu neturit laiko susitikti arba galbūt nenorit susitikti, pirmiausia norit perkalbėti telefonu, tai skirkit tas 5 minutės. Kartais ir to pakanka, jeigu labai žmogaus balsas patinka, tai galbūt tai jūs patrauks su juo susitikti gyvai. Jeigu jau balsas erzina, tai yra pirmas rodiklis, kad bus sudėtinga. Čia lygiai taip pat, kaip aš sakau savo jauniesiems dėl vedėjo, jeigu susitikot, nesako, tai susitiksim su vedėju, tai apie ką mes kalbėsim su juo. Sakau, palaukit, jūs susitikit, pabūkim 10 minučių ir pašnekėkim apie orą. Galbūt balsas nepatiks ir nebebus apie ką daugiau šnekėti, nes tai yra labai svarbu. Jeigu erzina žmogaus balsas, tai apie ką mes galim daugiau šnekėti, nes jums reikės pusę metų arba metus su juo bendrauti. Tai kartais tas skambutis kelių minučių, jisai labai daug ką pasako. Galima paklausti paprastų dalykų. Galite paklausti apie kainą, jeigu tai iš tikrųjų labai didelę reikšmę turi. Galit paklausti, ar tas žmogus dirba pirmus ar ne pirmus metus, tai irgi turi tokios reikšmės. O galite paklausti visai su vestuvėm nesusijusių dalykų, tiesiog pabandykit išmėginti, kaip tas planuotojas žaibiškai jums atsakysi kažkokį vieną ar kitą klausimą. Bet nepatingėkit ir tas 5 minutės skirkit. Galbūt tai jums bus labai gera pagalba, jau atsirenkant, kaip sakant, iš didelės masės ir susiaurinant savo paiešką, tarkim, kokių 2-3. O tada tikrai reikėtų susitikti, nes per pokalbį labai daug dalykų paaiškėja. Kai susitinki su planuotoju ir kai pereina kalba link finansų ir sako, tai kiek jūs tų pinigų kainuojat? Ir sakau, nekainuojam mes daug, mes kainuojam protingą kainą. Ta kaina, kuri bendroji vestuviniai visoj, kaip sakant, piniginiai, tikrai nėra tiek per didelė, kiek jums susitaupo laiko. Kiek susitaupo laiko, kiek susitaupo nervų ir galų gale ramia dūšia nereikia varginti jokių pažįstamų ir jokių draugų. Kuo skiriasi mėgėjai nuo profesionalų? Čia irgi ne aš pati sugalvojau, sakau, besiruošdama šitai paskatai, radau labai daug geros tokios mokslinės informacijos ir šitas dalykas yra labiau pritaikytas renginių organizatoriam, bet mano galva tai puikiausiai atitinka ir vestuvių planuotojai. Tai yra 3 dalykai, kuo skiriasi šitame visame versle profesionalas nuo mėgėjo. Tai yra žinios, asmeninės savybės ir aistra. Mėgėjai dažniausiai pasižymi vienintelę savybę, tai yra aistra. Labai nori, labai daug pasiruošę daryti, daug lipdyti, daug klijuoti, už nedaug padarys viską namie, kadangi, tarkim, yra mažas lėliukas, turi daug laisvo laiko, tai jums gali tiek visko pridaryti, visokių rankdarbėlių, ir tos aistros yra labai daug. Bet ne visada tie žmonės turi asmeninių savybių, kad tą dieną, svarbiausia jūsų diena, atlaikytų kažkokius psichologinius, tarkim, dalykus. Ar dar blogiau, jeigu nedaug dievė, kas nors nutinka netikėto ir nelabai planuoto. Tai ir išlenda paskui ir dažniausiai tokie labai aistringi planuotojai, žiūrėk, po metų jau nebėra, kažkur jie dingo. Nes turbūt vyko kažkoks vienas ar kitas dalykas, tai jeigu pats žmogus susiprotėjo, kad jis ne savo rogėse, tai labai gerai. Kartais to neužtenka, reikia, kad kažkas jam pasakytų iš šono, kad tai gal tu geriau ten ir sėdėk su rankdarbiais, į planavimą nelys dėl to, kad tai yra pakankamai atsakingas dalykas. Svarbiausia, tai yra atsakingas dalykas ir tu supranti, kad jeigu renginių organizatorius būdamas, tu gali pasakyti įmonės vadovui, kad čia šiek tiek nepasisekė, kitais metais padarysim šiokią tokią nuolaidėlę, pasitaisysim ir viskas bus gerai. Tai vestuvėse nepasakysim, antrose vestuvėse padarysim geriau. Taip lyg tai neturėtų būti. Todėl reikia labai atsakingai savo darbą žiūrėti ir iš tikrųjų tas turi matytis nuo pat pradžių. Žinios. Jos susikaupia. Aišku, ne vienas negimė visko žinodamas. Jos skirstosi į 2 dalis. Tai yra žinios, kurias tu gauni universitete. Ne veltui dabar yra labai daug visokiausių specialybių, įdomiai mandriai pavadintų, kurios ruošia renginių organizatorius ir taip toliau. Bet tai yra tos žinios, kurios irgi labai padeda tam tikrais momentais. Ir yra kitos žinios, kurios atsiranda per metus.
Per daugybę metų, kai dirbdamas su žmonėmis, tu turi tiek įvairiausių skirtingų situacijų, kad tiesiog jau patirtis tave pradeda mokyti ir tu žinai, kaip nedaryti vienu ar kitu atveju. Susirinkimas kontaktų į Excelio failiuką, tai dar nėra žinios. Tai būtų labai paprasta pasėdėti prie interneto, susirinkti visus tiekėjus Lietuvoje, kiek, tarkim, kas tiekia gėles, kiek yra Lietuvoje iš viso sodybų, kiek yra iš viso fotografų ir taip toliau, ir vadintis, kad aš jau esu planuotoja, nes aš viską žinau. Tai nėra. Tai nėra, kaip sakant, žinios. Čia yra tik tai informacija, kurią susirinko, susisteminot ir tiesiog greičiau galit patikti klientui. Bet tai nėra žinios, dėl to, kad profesionalas, jisai pirmas dalykas, kiek įmanoma daugiau stengsis su visais pabendrauti. Aišku, su tais, kuries tenka dirbti, tai juo labiau tu matai, kaip jie iš tikrųjų dirba vestuvių dienų, ne tik tai save pristatydinėdami, bet net jeigu ir tais, kuriais nedirbi, tu eini į susitikimus. Šnekiesi, bandai visais psichologiniais įvairiausiais testais, kaip jie pasielgtų tam tikroje situacijoje, tarkim, tie patys vedėjai. Aš niekada gyvenime nesiūlau vedėjo, kurio aš pati gyvai nesu mačius, taip kaip jis veda vestuves. Nesvarbu, gal jis man ir labiausiai patinka. Jeigu jaunieji ateina ir sako, kad mes turim jau vedėją, mes pasirinkom, pasirašom sutartį, jau kaip ir žingsnio atgal nėra. Na, tada aš jau nieko negaliu sakyti, aš tik tai pasakau, pažįstu aš jį ar nepažįstu, galiu iš kolegių planuotojų pasiklausinėti, kurios dirbo su juo, ką pasakys apie jį geresnio ir blogo, bet aš negaliu daugiau pasakyti, kad aš gyvai jo nesu mačius. Todėl atsakingai reikia siūlyti ne tik tai, kaip sakant, bet ką iš sąrašo, kas laisvas, o tai, kas iš tikrųjų pateisina lūkesčius. Na ir asmeninės savybės. Jeigu tu nemėgsti žmonių, jeigu tu nemėgsti bendrauti, jeigu tu bijai žmonių, tai šitas darbas tikrai yra ne tau. Jeigu tu ten kažką kamputė mėgsti tik tai klijuoti ir daryti. Jeigu tu nemėgsti strateguoti, dėlioti įvairiai, kaip galėtų būti taip, kaip galėtų būti kitaip, vėl yra problema. Kitas dalykas, šaltas protas, būtent vestuvių dieną, kai atsitinka įvairiausių dalykų, apie kuriuos ne vienam vadovėlį yra nerašoma, kaip tu sureaguosi. Ar tu pradėsi lakstyti, stresuoti ir tada visi žiūrėsi tave galvodami, kad tai va turim pagalbininką, o pagalbininkas pats ieško pagalbininko, nes nelabai žino, kaip čia ką padaryti. Ir tai yra žmonės, kurie kiekvieną problemą sprendžia šaltų protų ir galvo, kaip čia padaryti dabar geriau, kaip išspręsti greitai, operatyviai, pasitariant, perskambinant, perdėliojant ir taip toliau. Kitą kartą jauniai net nesužino kažkokių pakitimų, mes jau tik po vestuvių paskui pasikalbam, kaip ten kažkas įvyko neplanuotai, o jie to būna nepastebėti. Tai va čia būna geriausias įvertinimas, kuris ir parodo, ar tu esi profesionalas ar ne. Na ir aišku, stažas, kai kiekvienam darbe, kaip ir kiekvienam dalyke, tai yra patirtis, bet čia aišku, į kitą pusę galima atsižvelgti, kad visiems reikia nuo kažko pradėti. Taip, reikia pradėti. Mano pirmosios vestuvės buvo mano draugiai, lygiai taip pat, kuri paprašė, tiesiog dar tais laikais buvo tik tai viena vestuvių planuotoja Lietuvoje. Ir tiesiog aš buvau įstojus universitetą, pradėjau studijuoti. Ir jinai sako, tai tu padėk čia man truputėlį su organizaciniais dalykais, su lokacijom, su viskuo. Ir mes tai padarėm ir buvo kaip tik tas filmas vestuvių planuotojos ne per seniausiai parodytas. Ir jinai sako, tai klausyk, tu baigsi renginių organizavimą. Tai čia jau gal kokia planuotoja vestuvių galėtum būti. Ir aš dabar pradėjau galvoti, kad o kodėlgi ne. Nes liktai dar labai maža buvo rinka, liktai labai pats toks startas nedidukas. Ir tada taip drąsiai internetą išsiunčiau aprašymą apie save, ką aš veikiu, kad aš dar tik tai studijuoju, kad aš dar tik esu studentė. Ir po truputėlį atsirado jaunųjų. Aišku, pirmus kelis metus tai ten būdavo į sezoną 2-3 vestuvės. Bet aš labai kruopščiai ruošdavausi, kad nedaug dieve, kas nors negero atsitiktų. Ir tik tai po 5-6 metų vyko lūžis. Lūžis, kai jau pas mane atsirado atitinkamai patirtis. Kitas dalykas, jau atsirado tas iš lūpų į lūpas pokalbis, kad jau kažkur kažkas girdėjo, kažkur kažkas matė, tiekėjai matė, kaip mes dirbam, nes kartais mūsų vestuvių planuotojų, kaip mūsų pardavinėja kiti tiekėjai, nes jeigu pamato, kaip mes dirbam vienos ar kitos šventės metu, o jie mato daug planuotojų, nes tarkim tų pačių vietų savininkai dirba su daug skirtingais klientais, tai jie patys pataria paskaityti, nes jie mato, kaip dirba, kaip įvairiose situacijose ir net neprašyti, kartais užtaria, kaip sakant, vieną ar kitą gerą žodį. Tai va ta mėgėja nuo profesionalo labiausiai ir skiria būtent tai, kad profesionalas turėtų visas 3 šitas dalis turėti, o mėgėjas, dažniausiai turi vieną arba kartais į komplektą pasitelkia kitą. Kai žmonės įsirenginėja butą arba namą, vieni samdo dizainerį, o kiti nesamdo, tarkim, ar ne? Ir kai mes ateinam į namus, naujus, ką tik tai viskas kvepia dažais, kažkodėl ten, kur būna dizainerio ranka, visą laiką matosi. Kažkokie sprendimai yra nematomi.
kažkokie galbūt apmąstymai, kažkokios detalės, bet visą laiką paklausi, tai dizaineris kažkoks padėjo? Taip, padėjo dizaineris. Tai iš tikrųjų matosi, tai lygiai taip pat yra ir vestuvėse. 100 metų vestuvės buvo be planuotojų ir visi kažkaip tuokėsi. Mano tėtis tik tai prieš 2 metus suprato pagaliau, ką aš dirbu, nes jis laiką galvodavo, kad neaišku, aš ką tam darbę darau. Bet kai pamatė per vienas pažįstamų vestuvės, kur aš buvau, kur padėjau suplanuoti, kiek yra daug techninio darbo, tai sako, jau dabar jau man čia truputėlį aiškėja. Tai va, bet šita specialybė atsirado būtent iš reikiamybės. Tam, kad žmonėm reikia pagalbos, todėl, kad mes visi visur lekiam, skubam, neturim tiesiog laiko ir savo tiesioginius darbus atliekam viršvalandžiais, o ne tiesiog savo, kaip sakant, tuo numatytų laiku ir taip užtrunkam darbę ilgiau. O vestuvės pareikalauja daug laiko, kol viską pasižiūri, kol patikrini ir taip toliau. Tai čia, kaip sakant, ne veltui juokauja kartais nuotokos, kai praeina vestuvės, sako, metų darbą baigiau, dabar jau galiu grįžti į kitus darbus, dėl to, kad iš tikrųjų, jeigu pačios viską daro, tai ten pirmas dalykas, aišku, nieko kito negali daryti, nes susitelkusios yra tik tai koncentruotai į vestuvės, o antras dalykas, ateina tam tikras tarpas, kartais tai būna 2 mėnesiai iki vestuvių, kartais būna 3 mėnesiai iki vestuvių, kai sako, nieko aš nebenoriu, viskas nusibodo man tos vestuvės, greičiau tegul ateina, greičiau praeina, jau man čia nuo visko negera ir taip toliau. Tai nereikia taip daryti, kad tai būtų. Šventė yra šventė ir jie reikia džiaugtis, o pats planavimas, jisai gali būti antra šventė iki vestuvių, bet ją reikia pasidaryti kokybiškai. Ir jeigu jūs apsikraunat save įvairiausiais darbais, tai aišku, jums yra gerokai sudėtingiau. Jeigu jūs paprasčiausia perduodat tuos, kaip sakant, nesmagius darbus kažkam kitam, tai automatiškai viskas, gerokai geriau pasistumėja. Tai va, pagrindinės vestuvių planuotojo savybės tai yra toks 5-tukas. Visų pirmiausia, planuotoja turi būti punktuali. Jeigu vestuvių planuotoja visur vėluoja, tai žino, kad viskas bus blogai, nes greičiausiai prie bažnyčios jaunoji stovės, o planuotoja dar iš kažkur tik atvažinės. Taip tikrai neturi būti. Antras dalykas, vestuvių planuotoja turi būti operatyvi, pateikiant kažkokią informaciją. Jeigu jūs jos kažko klausėt, o jums parašo, tai atsakysiu po poros savaičių, tai čia gali ir pražilt belaukdamas, tau reikia atsakymo čia ir dabar, nes tu kažkokį sprendimą darai. Todėl operatyvumas yra irgi labai svarbi savybė. Aišku, jeigu tu gali pati iš karto kažką pasakyti, atsakyti, tai yra vienas dalykas. Kartais į kai kurios klausimus reikia pasiklausti, tarkim, ypatingai jeigu klausimi yra skaičiai. Kiek kainuos, tarkim, konkretus dekoras arba kiek kainuos ten visą infrastruktūrą įrengti tam tikroje vietoje. Tai tą reikia paskaičiuoti, nes kartais skiriasi nuo kvadratų, nuo dydžių, nuo transportavimo ir taip toliau. Bet įprastai stengiamasi kuo operatyviau atsakyti, nepaliekant tų darbų labai ilgam laiko tarpui, dėl to, kad pirmas dalykas jie užsimiršta, o antras dalykas, jeigu žmogus klausia, tai reiškia, jis atsakymų nori dabar, o ne po kažkurio laiko. Trečias dalykas tai yra diplomatija. Planuotojai turi būti diplomatiška. Pirmas dalykas, jinai turi jausti, su kokiais žmonėmis, kaip reikia šnekėti. Visokių žmonių būna ir labai garbaus amžiaus ir vyresnių, jaunųjų, labai priklauso apskritai žmonės, kokį darbą dirba, kokia aplinka juos supa. Tai reikia labai jausti savo ribas ir ne su kiekvienais jaunaisiais tu gali būti labai draugė. Su vienais gali labiau bendrauti, su kitais šiek tiek apsiriboji tokius oficialesnius santykius, bet turi elgtis tikrai diplomatiškai. O labiausiai diplomatija pasireiškia bendravime su kitais tiekėjais. Tikrai ne vieną kartą yra tekę girdėti, kaip pasakoja, kaip atvažiuoja planuotoja ir rėkia ir staugiant visų, kodėl tas nenunešta, kodėl tas nepadaryta, arba pradeda visiems sakinėti ir nurodinėti, atnešk, paduok, nuvežk ir taip toliau. Jau ten apie taktą kažkokią aš nebešneku ir apskritai apie visą kalbėjimo manierą. Tai reikia suprasti, kad visi dirba savo darbą ir jeigu žmonės kažko nepadarė, tai visų pirmiausia turbūt tu kažko nepaprašėjai arba neišaiškinai tikslingai. Nes visi girdi, visi mato ir su visais šnekiesi. Jeigu jie tau nepasako informacijos, jeigu nepadaro tai, ko tu prašai, tai pirmiausia pradėk nuo savęs, reiškia, kažkaip nesuformulavai užduoties teisingai. Antras dalykas, per vestuvės iš vis nesinori rėkti. Nežinau, man taip nesigauna, aš dažniausiai nieko nerėku. Man vestuvės iš tikrųjų, jeigu viskas pagal idealų planą vyksta, viskas yra labai gerai sudėliota, tai vestuvės ir man yra kaip šventė, aš jų laukiu kaip savų. Dėl to, kad ruošiesi,
džiaugiesi su jaunaisiais, džiaugiesi, kad įvyko viskas taip, kaip suplanuota, kad viskas atrodo kaip suplanuota ir paprasčiausiai, nesinori su kažkuo dar bartis. Ir netgi su tais, kurie galbūt yra nelabai malonų žmonės arba iš tikrųjų nemoka bendrauti su kitais, tu stengiasi kažkokį vis tiek kampą atrasti, kad jie tau neapkartintų tos dienos ir neapkartintų dienos nei jauniesiems. Prieidami ten, tarkim, tokia situacija gali būti, kad tik jaunieji įeina į šventės vietą ir žiūrėk, kokios sodybos šeimininkė lenda, žinokit, dar avanso man ne iki galo nepadavėt. Čia žinokit, yra tokių žmonių, čia iš praktikos, grinai kalbu, nekur iš tų istorijų, tai labai jos erzina ir nei vieta, nei laikas, nei galų galę, niekur nepabėgsite jaunieji, jau šventė vyksta, tai rytoj tu ten nuo ryto ir gaudyk juos, bet tikrai ne dabar. Ir paskui matai nuotraukoje, kokią koją ranką šeimininkės kišo, nes fotografija viską fiksuoja. Tai taip neturėtų būti. Tai žodžiu, stengiasi kuo diplomatiškiau su visais sutarti, kad ta šventė vyktų sklandžiai, gerai ir visiems streso nebūtų, dėl to, kad tai nestresinė šventė. Tai yra pati gražiausia šventė gyvenime ir norisi, kad jinai tikrai būtų įsimintina ir dar po daug metų žiūrėdamas į nuotraukas, tu tikrai prisimintum ir galvotum, tikrai tai fainai buvo, tai buvo smagu, tai viskas buvo gerai, jokių rūpesčių aš neprisimenu ir galėjau tik tai džiaugtis vienas kitu ir negalvoti apie kažkokias problemas. Toliau, tai jau pasakiau, punktualumas, operatyvumas, diplomatija, toliau susisteminti pasirinkimus. Apie tai, ką kalbėjom pradžioje, kad planuotojai neturim pateikti sąrašo dar 10 pasirinkimų. Pasirinkimas turi būti aiškus - juoda, balta arba raudona. Ir iš tų 3 dalykų jūs renkatės. Nes jeigu jums pateikia sąrašą didžiausią, tai tą patį didžiausią sąrašą jūs galite internete patys susirinkti ir, ta prasme, naudos iš to jokios, laiko jūs mažiau nesugaišit. Tai turi jums būti atrinkta, ką jūs norit, kad tai aišku atitiktų jūs. Galima tarp 2 pasirinkimų vieną kardinaliai kitą įdėti vien dėl to, kad jūs patys pagalvotumėt, o gal iš tikrųjų ir kitas variantas būtų visai priimtinas. Tai svarbiausia, kad būtų šitas dalykas. Ir paskutinis, tai yra būtent tas šaltas protas šventės vietą, šventės metu, kad būtų paruoštas planas A, kad būtų paruoštas planas B, o pas gerą planuotoją visą laiką dar yra mažiukas planas C, o jeigu netyčia dar ir tai būtų blogai, bet apie tai net nešnekama su jaunaisiais, kad be reikalo neapkrauti jų, kaip sakant, kad paskui neįsigalvotų ir paskui naktį nuotokos nemiegotų, galvodamas, kad tikrai, jeigu dar taip nutiks. Tai nereikia be reikalo žmonių iš anksto bauginti.